Bobas Kempiniukas yra viena iš tų serialų, kuriuose yra daugiausiai paslapčių, kokias tai gali rasti. Tačiau yra tokių, į kurias kad ir kiek besistengtum, tiesiog nėra atsakymo. O šiandien mes ketiname ištirti šias paslaptis. Kas nutiko krabų užkandiniai 2? Visi žinome, kad 2004 metų filme apie Bobą Kempiniuką, poną Krabą, dar stipriau užvaldo pinigų virusas. Todėl jis nusprendžia atidaryti antrąją krabų užkandinę. Ir tai tikrai patraukė viso Bikini dugno dėmesį. Netgi buvo planuojama didžiulė atidarymo šventė, apie kurią pranešė net žinios. Žinia buvo tokia didelė, kad vargšas Bobas Kempiniukas manė, jog taps antrosios krabų užkandinės vadovu. Jau žinome viską, kas nutiko tame nuostabiame filme. Taigi, galų gale, kas nutiko tam antrajam krabų užkandiniai? Jo daugiau nebematėme ne viename kitame epizode, filme ar net atskiruose serialuose. Kai kurie sako, kad Donui Krabui tiesiog buvo per sunku valdyti 2 restoranus vienu metu. Kiti mano, kad antrasis krabų užkandinė bankrutavo. O patys bepratiškiausi mano, kad šis antrasis krabų užkandinė niekada nebuvo skirtas parduoti daugiau mėsainių. Veikiau pinigų plovimui. Ir iš tiesų oficialiai niekada nebuvo pateikta jokio paaiškinimo. Kempiniuko plačiakelnio visatoje restoranas tiesiog dingsta. Iš tikrųjų manau, kad šis antrasis krabų užkandinė kažkaip nebuvo kanonas. Ir prieš jums, taip supykstant, pradedant ant manęs loti ir virstant į terianą, turiu tam priežastį. Viskas susijęs su Neptūnu. Kodėl yra keli Neptūnai? Pirmuosiuose Kempiniuko plačiakelnėse sezonuose karalius Neptūnas buvo įspūdingas. Jis turėjo ilgus plaukus ir gigačado kūną. Tada ateina Kempiniukas plačiakelnis filme ir jis pasirodo visiškai plikas, kokiais 200 kg sunkesnis ir visiškai nusmukęs. O vėliau filme Kempiniukas gelbėja, mes jį matome visiškai kitokios išvaizdos. Kaip? Kodėl? Logiškiausia teorija yra ta, kad jo dizainas priklauso nuo to, kokią nuotaiką kūrėjai nori perteikti. 2004 metų filme jie turėjo jį pavaizduoti visiškai kvailą ir beveik išsiskyrusi, kad tai veiktų. Neptūnas arba Gigahadas tiesiog būtų visus sutriuškinęs ir grįžęs į savo pilį valgyti krabalaikių. Tai tikrai nebūtų buvęs geras filmas, tiesa? Taigi iš tikrųjų, jei pradėsite ieškoti bet kur, nėra jokio oficialaus patvirtinimo, kodėl Neptūnas taip stipriai keičiasi. Taigi, jei rytoj pamatysime jį išeinant iš spintos, manęs tai nenustebintų. Kas yra tikroji Perlitos mama? Na paaiškink man, kaip banginukė gali būti krabo dukra? Arba Perla yra įvaikinta, arba ponas Krabas padarė kažką labai įtartino. Nes oficialiai sakoma, kad ponas Krabas tikrai yra biologinis Perlitos tėvas. 2000 metų Viktorinos knygoje minėta, kad Perlita paveldėjo iš mamos, o Krabas tikrai yra tikrasis tėvas. Taigi klausimas, kur yra mama? Mes niekada apie ją nieko nesužinojome ir ji niekada nepasirodė net nuotraukoje. Yra tokių, kurie sako, kad mama tapo pono Krabo krabų mėsainių ingredientų. Kiti sako, kad ji tiesiog paliko poną Krabą, nes jis buvo šykštus ir godus jos atžvilgiu. Ir taip mus paliko abejonėse. Reikalas tas, kad Stevenas Hillenburgas, oficialus kūrėjas, iš tikrųjų planavo 5 sezone sukurti visą seriją, kurioje būtų papasakota visa Perlos mamos istorija. Tačiau jie tiesiog atšaukė šią seriją, kad paslaptis išliktų gyva. Taigi taip. Taip, jie ketina mums atskleisti tiesą, bet tiesiog nusprendė. Geriau patys susipainiokite su savo keistomis teorijomis. Ir štai kaip mes baigėme, kurdami šį vaizdo įrašą. Kai Bobas Kempiniukas ir Patrikas tapo draugais. Daugelis metų metus klausė savęs, kaipgi šie du tapo draugais. Tačiau jie nežino, kad serijoje SB129 apie Bobą Kempiniuką mums pateikiamas atsakymas. Matote, kalamaras užšąla, nukeliauja 2000 metų į ateitį, tada keliauja laiku ir atsiduria urvinio žmogaus eroje. O ką mes ten matome? Bobas ir Patrikas urvinio žmogaus versijoje buvo draugai nuo priešistorinių laikų. Ir daugelis nepastebėjo, kad tas, kuris amžiams sujungia Bobo ir Patriko draugystę, yra kalamaras. Nes jis mato, kaip jie elgiasi kaip bepročiai urviniai žmonės, todėl duoda jiems tinklus gaudyti medūzoms. Tada jis taip pat sukūrė jų mėgstamiausią žaidimą. Taigi, kalamaras netyčia sujungė pačią kvailiausią porą visame Bikini dugno mieste ir pavertė juos geriausiais draugais.
Kaip po vandeniu gali būti ugnis? Tai vienas iš labiausiai intriguojančių klausimų. Juk kaipgi po jūrą įžiebė ugnį? Epizode Nusikaltėlio gyvenimas. Kempiniukas ir Patrikas pavagė balioną per tarptautinę nemokamų balionų dieną. Jie pabėga kaip nusikaltėliai ir atsisėda aplink laužą, po vandeniu ir su liepsnomis. Patrikas sako, jei mes po vandeniu, kaip gali būti... Ir tai ne vienintelis kartas, kai matome ugnį. Serijoje Kempiniukas vakarėlių gadintojas, Kempiniukas gauna kvietimą, kuris sugenda. Nes jis gyvena po vandeniu, jis kvailai iš jo pasišaipo ir galiausiai jį sudegina lyg niekur nieko. Jie tiesioginė prasme žino, kad tai neturi prasmės. Taigi tai tiesiog egzistuoja ir tiek. O jei tau nepatinka, štai taip yra. Dora tyrinėtoja, todėl neik manęs erzinti. Kiek metų yra Kempiniukui Plačiakelnui? Žiūrėk, jūros kempinės beveik yra nemirtingos ir gali gyventi ilgiau nei dinozaurai. Bet tai kiek metų yra Kempiniukui Plačiakelnui? Tai sužinojome serijoje Miego metas. Jo vairuotojo pažymėjime matome, kad jis gimė 1986 m. Liepos 14 d. Tiesiog paskaičiuokite, draugai, serialas prasidėjo 1999 metais. Čia Kempiniukas Plačiakelnis jau buvo paauglys, jam buvo tik 13 metų. 2004 metų filme jam jau buvo 18 metų, todėl jis ir užsiaugino ūsus. Taigi, jei pagalvosite, buvo akivaizdu, kad jo nepaskirs krabų užkandinės 2 vadovu. Vaikinas dar tik baigė paauglystę. Taigi, šiandien 2026 metais jam būtų 40 metų. Jau tikras ponas su skrybele. Dabar jis tikrai galėtų būti krabų užkandinės 2 vadovu. Bet kaip žinote, jis tiesiog dingo. Nors būkime atviri, Kempiniukas visam laiku liko įstrigęs savo 13 metų amžiuje. Galimi Kempiniuko ateities variantai. Kempiniuko ateitis yra tokia pat keista kaip ir jis pats. Ir iš tikrųjų, jis turi ne vieną ateitį, o net kelias. Pirmiausia serijoje SB129 kalamaras nukeliauja 2000 metų į priekį ir sutinka kempinę, kuri iš esmės yra Kempiniukas, bet su 486 klonais aplinkui. Tai reiškia, kad kempinė ne tik išgyvena laiką, bet ir dauginasi kaip kenkėjas. Vėliau 5 sezono serijoje Kempinė, Bobas bando pabėgti nuo medūzų ir nusprendžia gyventi vienas. Jam nepavyksta ir jis galiausiai pastato milžinišką savo paties statulas, kad medūzos priliptų prie jų. 1000 metų vėliau, beprotybė, tos statulas vis dar egzistuoja ir tampa istoriniu palikimu. O 14 sezone mums parodo kitą ateities versiją. Iš pradžių atrodo kaip holograma, bet tikrasis ateities Bobas yra permatomas kubas su ratukais. Kokias tik ateitis ta kempinė turi. Jis tiesiog evoliucionuoja, bet išlieka toks pat nesustabdomas kaip visada. Koks yra tikrasis krabio mėsainio slaptasis ingredientas? Nuo pat Bobas Kempiniuko pradžios Plantanas buvo apsėstas noru pavogti krabio mėsainio formulę. Ši bakterija su kojomis neturi ką daugiau veikti. Jis darė viską, kūrė robotus, persirenginėjo, lindėjo į butelius, bandė paveikti Bobą dainomis, net pavertė krabų užkandinę vaikų darželiu. Ir visada baigėsi pažemintas. Jo karingiausias momentas buvo serijoje Planktono armija, kurį surinko visą savo šeimą. Milijonai ir milijonai. Minikopias igual de locas que él. Apsupo krabų užkandinę, sugauna poną krabą ir pagaliau atidaro seifą. Ir kai jie mano, kad laimėjo, recepte parašyta, kad slaptas ingredientas yra sumaltas planktonas. Bet tai buvo krabo pokštas, todėl tiesa taip ir liko nežinoma. Kempiniukas sako, kad tikrasis ingredientas yra meilė. Kiti sako, kad tai krabas, nes jo vardas viską pasako ir daugiau krabų nebėra. Taigi, kaip manote jūs, koks yra tas slaptas ingredientas? Na, jei norite tai sužinoti, pažiūrėkite mūsų vaizdo įrašą Tamsiausios Kempiniuko teorijos, kurios pasirodė esančios teisingos, kuriame atskleidžiame tiesą. Na ką, vaikinai, tai buvo visi Kempiniuko paslaptys. Jei žinote dar kokį nors, palikite juos komentaruose. Pasimatysime kitame Kempiniuko vaizdo įraše.